Sveiki, mano mėly žiūrovai. Jau senai man buvo tokia mintis padaryti tokį ant traukinio bėgių be variklio transporto priemonę, kad labai paprasta būtų. Žiūrėkit, bus padarytas toksai karkasas mažiukas iš metalo ir ant 4 flanšų stovės. Čia ratukai su flanšu vadinami. Jie yra su guoliais, plasmasiniai ir jie eis gražiai per bėgius. Tada kaip mes važiuosim. Tada nusijama priekinis ratas dviračio ir užsideda ant mūsų to rėmo, kurį aš padarysiu ir parodysiu. Ir viskas, visas principas. Nereikia nei vyrint vairo, nereiks vyrint nieko kito. Dviratį galėsi pilnai vėl naudoti, tiesiog reikia ratą nuimti, nuimi. Vietoj šitos ašies uždedi kitą ašį ant mūsų karkaso. Va šitą tarkim. Sriegi uždedi šmotą, bam, ratas įsistato. Ir aišku, yra galimybė, kad tipo ratas galinis gali nušokti nuo bėgių ir ten biškį pavažiuos. Bet čia labai retas atvejis, nes kur veda priekis, ten važiuos ir galas. Tai toks sėdi, mini savo ramiai ir važiuoja. Įsivaizduoju, kad tai turėtų puikiai veikti ir bandysim tai padaryti. Aišku, pačią aš ten procesą kaip darysiu, labai ten nekomentuosiu ir nerodysiu, kad greičiau pasidaryčiau. Ir nelabai čia ką yra rodyti iš tikrųjų. Bus pagrindinės mano ašis iš didelių, stiprių metalo gabalų, kurie neatsimenu, kam buvo naudojami ir kam aš esu pirkęs. Šitas stalas, kuris mums eglutę sudegė, tai mes jau nebenaudojam ir naudosim kaip virinimo stalą. Pačią didelį irgi rėmą nereikia. Padarysim kokių 40 plotį, prisivirinsim čia va tokius metaliukus ir užsidės mūsų flanšai. Galim net daryti su paklaidom, nes jeigu mūsų paklaida kažkokia bus ar net ant siemo, aišku, aš darysiu kuo tiksliau, bet žinot, kaip man gaunas, tai galim daryti su biškį su paklaidom, jeigu ką atitaikyti, mes vietai net su šaibom atsuksim. Prikrausim daugiau šaibų, naimsim mažiau šaibų ir viskas išsiderins. O tai Vaidai, tu su varikliu vis dėlto važiuosi? Ne, variklio nenaudosiu. Specialiai darysiu, kad be variklio galėčiau tiesiog nusivežti ir pasitestuoti bent jau 10 minučių su varikliu, bet ne. Jau čia imsiu šitą dviratį, nes šito dviračio vienintelis, kurios mano padangos yra pripūstos, turi laiko gerai, bet nusimsiu grandinę, kad nereiktų variklio veltui sukti, bet bus variklis sudėtas ir benzinas net bus užpiltas. Nenoriu garsą, noriu, kad tyloj važiuoti tyliai. Dabar paprastai, pabiški, su broliu eisim, atsimeruosim ir padarysim. Let's fucking go! Tai pasidarėm patį rėmą, štai kaip atrodo jisai, vos gal ten kažkur milimetras kreiva, bet visi ratukai va gražiai važinėja. Dabar važiuosim greitai, pasižiūrėsim, ar tikrai per bėgius tiksliai važiuoja, tada grįšim ir padarysim jau tokį atšaką, kur mūsų dviračio šakės stovės. Norėjom tas, tipo šakės, kur aš čia tipo turėtų stovėti. Čia galime padaryti tokius irgi iš metalo didesnius nusipirkę, va tokio patį rėmą metaliukus. Ir galim padaryti, kad jos va taip vaikštų, galėtum iškart reguliuoti vietai. Atsisuki tokias dvi materkas, pasistumi, kur tau reikia, smarkiai prisivirži ir tau būtų tiksliai. Galinį ratą galėtum labai gerai prisiderinti prie priekinių. Bet mes darysim paprastesnių būdų, tiesiog čia užvirinsim tokį metalo gabalą, bam, ir uždėsim didesnį sriegį. Tai irgi galėsim su materkom pasilyginti, kur mums tiksliai turėtų stovėti pats dviračio ratas. Blet, nieko nesimata. O taip gyvenam kaime. Toks gyvenimas pas mus kaime. Nebeužtenka mums dienoj šviesos. Naktim turim dar. Kodėl? What the fuck? Kas čia vyksta, man? Iš vidinės pusės atsimetavom. Eik tu, na, iš pagalių vidinį pusę darėm. Apgailėtina, blėt, taip galiu pasakyti. Nu žiūrėk, kai mama kitaip dabar perpjaut per čia ir sunert du. Eik, na, kai nusiminiau. Aš galvoju, kodėl jis toks siauras, galvoju, šis čia sugrūk. Tai kaip mes taip su tais pagaliais žiūrėjom? Aš nežinau. O, blėt, patogu va iš su pagaliais. Pažiūrėk, kaip švelniai važiuot. Žiūrėjom, mes iš prigimties nevykėlės. Tu, na, kaip taip durnai viską pasimetavom. Pagalis, atsivežėm pagaliu. Su pagaliu asimetavom, kad tiksliai daryt, kad kuo geriau padaryt, kad iš pirmą kartą mums viskas pavykt. Ir va tau šitaip dievulis. Eik tu, na, kaip tai padaryt. Čia yra katastrofa, ką tik patyrėm. Čia yra fiasko. Aš norėjau dar atsinešęs, tipo, taip dėti, tipo, kad, oi, žinai, norėjau atsinešęs, parodyti, kad, tipo, kaip čia taip netilpa, žinai. Ir tada jau matau iškart, kad jau važiuojam namo. Iš išorinės pusės reikėjo metuoti. Jo.
Kaip čia taip sumatavom? Aišku, blėt, iš vidinės pusės, aš atmatau iš vidinės pusės. Kaip, blėt, man tai dėl to prašiau ateit, skaičiuot, kartu, dabot. Šlapia, tamsu kaip šiknoj, nieko nesimato čionais. Jum jo gučia norėčiau eit, dabar reikės eit pjaut iš naujo. Dabar nusimato daugiau darbo negu tikėtųsi, nes reiks ieškoti metalo tokio, kurį aš jau visą išnaudojau, nebeturiu tokio. Tai gal reikal kažkur dar rasiu, neįsivaizduoju, reiks tėvo garažą kraustyt. Ir perpjaut lygiai, kas man dažniausiai nesiseka, atspjaut gabaliukus lygiai pagal tos išmatavimus, kas dabar dar sunkiau, ir suvyrint lygiai. Nes vėl vaidui labai sunku padaryti. Žiūrėt, kaip ant kiek debiliškai padariau. Susisukau, belę bėgį, ne? Uždėjau taip ant bėgių ir prasukau šitos dalykus. Ir man kažkaip atrodo, kad bėgiai eina parašytą vietą. Kažkaip čia kažkaip. Kad teo vietą turbūt ratukas, nes čia va bėgis eina šitoj vietą. O iš tikrųjų bėgis eina šitoj vietą. Nes aš va taip, čia vaizduokit, bėgis šitas buvo, čia irgi bėgis. Aš va taip uždėjau ir va tą pagalį prisisukau. Ir sakau, o dabar gerai žinosi. Ir kažkaip meravau ir numeravau. 7-5, nesiauruka bėgiai. Yra 7-5. Kodėl man... Blet, iš idiotas. Praeitą kartągi darėm. Taip. Ir mes dar skaitėm, Wikipedijai visur prašyta, siauruka bėgi 7-5. Aš meruoju metalų. O, šiam 2, koks viršus skaičius? Šiam 2 iš 7-5. Tai va, būtent tiek ir trūksta mums dabar. 7-5, o pas mus yra beig šiam 5. Tai mums reikia dadėti 10 cm, ne? Viskas, sutvarkiau, vėl nuotaikas atsirado. Važiuojam dabar testuoti, ką jau. Kaip sakėm, iš pirmą kartą neišėjo, iš antrą kartą bus gerai. Čia atrodo būtų vibratorius, bet jis yra prožektorius iš abiejų galų. Šiaip tvirtai susitvirina, tai viskas turėtų būti gerai. Plius čia didžiulio svorio labai nebūna. Važiuojam. Gerai, testas numeris 2. Ne, žinok, gerai bus. Gali mane pastumt. Blet, mes visų man tai. Uik, tu turnas. Bliam, pamiršau, kad gali nusibaladot aš. Davai. Kaip švelniai. Tuoj atvažiuoja. Oi. Gerai, viskas veikia, žinau. Nušoka dėl to, nes skrivai atsispyrim. Gerai, dabar biškai paspirsim ir žiūrėsim iki priedo ten. Rieda. Kaip gerai rieda. Gerai, vėl įsišėmės, pažiūrėk. Viskas veikia iš pirmą kartą, jeigu nemontuosi ten, kad susiveilinam, tai viską kol kas pataikau iš pirmą kartą. Sakai, miečiai, kad filmuodavau, tikrai būdavo fail. Dabar atėjau, su pagalį atsimiravau, viską apsiskaičiavau, manim tėvas didžiuotasi, taip galiu pasakyti. Sakysiu, blėt, gerai, tu čia padarai. Man nepatinka 3 kartus permatuot, reikia viskas iš pirmą kartą gaunas. Šimašiau, blėt. Pažiūrėjau, keliu vaidas važinėja, šimašiau. Dabar čia atsipjausiu tokį metaliuką, kiek čia 8 cm, čia užsivyrinsiu, bam, atrodo jums aišku, gali lūžti, nieks nelūž, nes čia nebus tokio didžiulio svorio, kaip jūs įsivaizduojat. Čia nusipjaus ir čia užsidės 33 cm aukštis, čia irgi yra 33 cm, bet čia ant viršaus susidės, mes dar išlošim 3,5, 3 cm, tai gausis, kad mūsų dviratis vos bus dar aukščiau, o tieko. Ir tai bus gerai dėl to, nes galinis ratas tikrai neprasisuks, nes ant metalo labai buksuoja ratas ir gali mums tada dviratį nusimest. Dėl to aš noriu biškį pasidaryti tokį lowriderį didesnį. Tai turėtų čia viskas puikiai mums suveikti. Viskas sunkiausias dalykas padarytas yra. Dabar klausimas, ar man operatoriui daryti kėdutę irgi. Nes čia viskas jau padaryta. Dabar reiktų tiesiog nusimti dviratį, priekinį ratą ir galimėtų pasižiūrėti, kaip jis stovi.
Čia turėtų viskas laikyti, kadangi dviratis ant vairo nieks nesidės, tai neturėtų išlinkti, nes panašiai, aišku, ten tai grūdinta šis, čia taip paprastas varžtas. O jis net nori važiuoti jau. Jis prašosi važiavimo. Praktiškai viskas, ką mums reikėjo čia padaryti. Na, va, tiesiog reikia. Jisai grinai taip, kaip turėtų eiti per bėgis. Na, va, taip įsivaizduoju, kažkas turėtų būti panašaus. Gerai. Veikia. O taip ir važiuosim. Nenoriu flanšų gadinti labai. Bet jo, pagal viską turėtų veikti. Dabar nusimsiu grandinę. Būtų faina tikrai su varikliuku, bet nenoriu su varikliuku specialiai, kad nebūtų motorinės transporto priemonės visų pirma. Plius aš neturiu kito dvirčio, man dėl to. O visą aš nenoriu viską išardyti, nes čia per daug viską gražiai pasidariau. Tai labai nepykit, kad taip pasielgsiu ir nuimsiu būtent šitą dalyką ir reiks ištraukti visą benziną iš bakelio, nes aš mašiną turbūt vešiu. Ai, gal ir toks tilps į transportą, reikia išim jo. Tai grandinę reikia nuimti tam, kad nesuktų variklio man, nes dabar gaunasi dirba jis ant sankabas. O Vaidas to norima, tai jisai. Jo, kai atbulinį važiuoja, tai jis nori kitaip važiuoti. Bet kai priekį važiuos ir kai jisai neturės kur dėtis, stovės tarp bėgius, negalės tau nieko tau padaryti, žinai. Dabar einu, nusidažysiu aš tą rėmą. Pirmą kartą gyvenime turbūt nudažysiu savo kūrinį. Dabar tėvas bus labai nepatenkintas. Turbūt neįmanoma. Ne, tai čia grindis vis tiek dažysis. Faktiškai tokia pačia spalva. Tai... Nu, va, ir tėvai čia yra dažyta, čia ne man. Tai abu panašiai esam padarę. Atgal gražinam, kad netaip matytųsi. Atrodo, kad šešėlis, sako, ne? Laukiam rytojus. Einam miegot. Dabar yra be 14 minučių 10 valandų. Va, į ūkį pabaigėm šitą. Nu ką, iki rytojus. Labas rytas, mano mili žiūrovai. Reikia dabar nusivežti šitą visą dalyką prie bėgio. Žinok, benzino neišleidau. Labai prastai miegau šiandien, nes labai garsiai laikrodis pas tėvus, kad kliksiu. Klak, 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 klak. Ir atsibudinėjau ištisai. Tai galas, kad po 3 minučių pavarnepą visą naktį dariau. Važiuojam biškį priekį. Nuvažiuojam nuo kelio, kad nereiktų prie mašinų būt. Gerai, pirmas mėginimas ir pirmas minimas. Blet, kaip keista. Eik, tai gerai. Lengva žiauriai mint. Žinai, per kur kliuvo, per va šitą išmušę. Per sujungimą nušoko. Bet priekis nušoko? Jo, iš karto, ta prasme, per tą pašoko ant priekis ir nudryvo. Žinai, kas baisu, kad tu dabar neišsiverstum. Nes čia labai, žinai, kas yra bėgi labai kreiviai ir kartais 7,5, kartais mažiau. Nulyg iš žemę, nes sunku mint. Bet šiaip švelniai važiuoja. Biškį įsidrasinu. Buvo įverta. Jėkingas prietaisas. Gali nori pamėginti pavažiuoti. Žinai, ko pirmą kartą nukrito, manau. Nes aš dar į tą pusę pasiverčiu. Ir tipo pam, ir toks nušoka. O čia, matai, per toks privažiau. Ir plus, tipo, kažkiek gali vairuoti. Žiūrėk, tipo, visą laiką stengies vos, tipo, nesistengi va taip laikyti, bet biškį stengies, kad priekinis flanšas raitų per tą vietą, žinai. Bet kai pagaliukai būna, va ten jau problemos, jau gali nušokti nuo tų pagaliukų. Galinis ratas eina ten, kur reikia. Nereikia jokios skersinės papildomą dėti, kad čia, oi, nušoks kažkas. Aišku, kai nušoks, ta biškį baisu tuo, kad iškart stabdys tau momentaliai, nes tas iškart užsiverčia. Jeigu nori, gali biškį atsisės pavažiuoti. Gerai, mėginsim važiuoti matys operatoriui, nes įsikarė iš kūrėjo mechanizmus ir... Ne, čia lengva, kai išmoksti kontroliuoti, žiauriai paprasta.
Reiktų va toj pusiai kažkokį svorį susikrauti, kad prisispaustų labiau na pusė, nes tas flanšas pasikelia ir tave išmeta. Gerai, mėginu biškį greitį paim. Gal neužsu... Greitį mėginau paimti. Jo, su greičiu nebeišeina kontroliuoti tada jau. Bet čia viskas yra dėl to, nes bėgiai nėra lygus. Tame problema. Pažiūrėkit, nežinau ar mats kamerai, bet čia mats, kad visur išskryvazoji. O toks laisvumas. Aha. Ai, tai va tą pusę, jeigu biškį pasakė, anas flanšas pasikėlęs yra, va šitas flanšas yra biškį pasikėlęs, tiksliau, blėt, ratukas šitas pasikėlęs, ir kai pasakė vos į dešinę, automatiškai tau nukrenta. Gerai, atvažiuoju link tavęs, Mantai. Blėt, kažkas vyksta, tai nesuprantu kas. Nebuvo pirkti didesnių man ratukų su didesniais flanšas, va tame problema. Pirma šitą problemą. Ir bėgiai yra tokie su apvaldymu šitoj vietoj, matot. Ir gaunas, kad jeigu per stipriai biškį aš paspaudžiu, irgi perlipa. Tai ten, jeigu būtume padarę kėdutę, būtų viskas buvę, manau, tvarkoj. Nes dabar lengva, visai rimint lengva ir važiuoti. Bet čia smagus dalykas, nemeluoti. Aš irgi mačiau video, kad amerikonas buvo pasidaręs tokį dalyką. Tai jis irgi sakė, čia yra visiškai atsipalaidavimų važiavimų. Čia nėra, kad tipo, o greičiau galėsi važiuoti kaip su reaktyviniu traukiniu. Tiesiog atsipalaidavimu. Važiuoji, va, gamtos grožį stebi. Nu, mums nelabai išeina stebėti gamtos grožį, nes laiką turi žiūrėti, kur man ratukas eina. Bet kita vertus, stovint šitą daiktą, man nereikia. Blogiausiu atveju, jeigu nukrysim, tai tu ant pakaušio, aš labai juoksiuos. Tai abu išlošim. Bet tu kaip tu nebėjai taip laikytis? Tu nieko nesilaikai atsargiai. Šlečių suradom, pusbrolis atvažiavo. Jau apie kokį kilometrą nebuvom nugriuvę, tai sakyčiau išmokau jau. Čia reikia praktikas daugiau. Čia esmė tame, kad tu nebejauti tokio jausmą, kad važiuotum su dviračiu. Čia tave kaip tik toksai, kaip su triračiu motociklu, kur bandai guldyti, bet jis negula. Nu, nemalonus jausmas, bet to pačiu labai švelnu mint. Gražu čia. Čia bus neužilga aukštos įtampos laidai, tai toj vietoj apsisuksim, nes bus apie 6 km numinta, tai pirmyn atgal bus 12. Kol kas dviese važiuodami mes nenugriuvom. Patrauksim medį, kiek galėsim, sutvarkysim, kad nereiktų siauruko darbuotojam atvažiavę dėl šito medžio. Dabar iš Anykščių važiuoti. Irgi taip. Padarom gerą darbą ir jiems. Žinai, man kas trenkia per blauzdą, va šitas va. Nemeluosiu, vienas smagiausių sukurtų mūsų dalykų ir kuris nekelia jokią garsą papildomą. Tik tai vietoj to, kad galvojau, kad čia galėsi atsipalaidavęs važiuoti, gaunam truputį įtampos. Ir čia didžiausius ratukus užsakiau, kokius galėjau. Ir jie nebuvo pigus dalykas, netoli 100 eurų už tos 4 ratukus. Va čia ir apsisuksim. Grįžtam namo. Ai, šiaip norėjau pakalbėti apie rimtai, apie naują projektą, kurį galbūt su Mantu darysim gruodžio mėnesį. Gal spėsim ir greičiau biškį išvažiuoti. Norim tokį padaryti projektą, vadinsis Grįžtam namo, turbūt tai vadinsis. Skrisim į kokią nors šalį, tolimesnę Europos nuo Lietuvos. Galvojam, į Portugaliją ar kažkur. Ten nusipirkti dviratį, tarkim, pavažiuoti su dviračiu, pavažiuoti su autobusu, pavažiuoti su traukiniu ir taip mėginsim pasiekti Lietuvą. Tai kada vaidai vėl ūkis? Ūkis nieko nesustos, bet jo bus vis mažiau kontento iki pavasario. Nes visą laiką žiemų ūkis apstoja, pas visus taip yra. Tai pavasarį pradėsim ten žemės ruošti, pradėsim miežius sėt ir tada žiūrėsim kaip auga. Visas prasidės jau alaus procesas po truputį.
Šiaip galvoju, kad čia yra vietas antram identiškai taip dviračiai. Gal išeitų lapkričio mėnesį dar antrą dviratį čia taip pat padaryti. Pamčių mamos dviratį. Uždėtume operatorių čia nais. Tada mėgint įveikti visą siauruko maršrutą. Jeigu manat, kad tikrai gera idėja, paspauskit laiko. Jeigu nemanat, kad gera idėja, nespauskit laiko tiesiog. Atsižiūrėksim į šitą video. Jeigu žmonėm bus įdomu, darysim. Nes dėl savęs kaip ir įdomu irgi, bet toks žinai, kai daugiau bendraminčio aplink tave stovi ir tave ragina, tipo žinai, kaip būna tie hypemenai šonė, davai daryk, šok, ten nėra ledo, tikrai nėra. Tada ir šoks ten galvos. O kai pats žinai galvoji, šok dabar ant galvos, čia ką čia, gal tiesiog bombą galėčiau šokti ir viskas. Bet kai žmonės, vaidelį, nebijok, nėra ten ledo. Stotis pasiekt. Mes labai smagiai su Mantu pasivažinėjom ant siauruko bėgių, o jeigu jūs nori smagiai pasivažinėti, edukacinių tokių programų yra siaurukas.eu. Nainat, yra trumpieji reisai. Ten visas informacijas galite susižinoti, labai paprastai, visą tai nelabai paprasta. Tai galite ir jūs pasivažinėti. Ačiū visiems, kurie žiūrėjo šitą video. Paspauskit laiką, pasidalinkit su draugais, paspauskit subscribe. Ate.